Labas rytas, vakar turbūt žinokite vienintelė naktis, kada užsibuvau turbūt ilgiau, gal kokią valandą ilgiau, nes užvakar 12 nuėjau miegoti, o vakar nuėjau 1. Dabar dar nėra 7, atsikėliau, nes varau į rytinę jogą. Tai žodžiu, varysim į jogą. Neturiu laiko, žinokite, šnekėti. Reikia varyti, nes atsikėliau, tik tai akis nusiplovau, dantis įsivaliau, viskas, va vandens geliu. Apsirengiau, ta prasme, maikutė tą patį iš vakaro, galvojau gal kitą užsidėti, bet turiu rožinį įsidėjus tokią sportinę maikutę, bet turiu šitą baltą tokį sijonuką, čia sijonas su šortukai, žodžiu. O toksai va. Tu galvoji, tą maikutę geriausiai daro. Tai keliaujam į jogą. Atvariau su dviratuku, buvo mano stovas, kaip aš filmuoju. Pažiūrėkite, kaip gražu čia iš viso kitoj pusėj. Bet, nerealiai. Netgi tie namukai irgi tokie dideli. Bet netrodo kažkas tai įspūdingo, nėra smėlio tenais, nieko. Nežinau, bet va čia aš noriu nuvažiuoti tenais. Tai važiuojam, lėkim pasižiūrėti. Gal galėsiu ir nusifilmuoti. Yra 3 moterėlės tenais. Aš galvoju nuvažiuoti arba nueisiu peškom tiesiog. Paliksiu daiktus čia, bet va, mano stovas, didžiausias draugas šituose atostogose. Susiruošiau, žinokite, šiandieną taip įdegiau, jūs net nesizduojate, atrodo visai kitas žmogus, žiūrėkite, ir aš net nesideginu čionais. Aš visur su dviračiu važinėju, viską žiūriu, žodžiu, labai faina. Dabar atvariau receptioną, sėdžiu, iš tikrųjų labai daug žmonių, aš negalvau, kad tiek daug žmonių varys delfinų žiūrėti, bet jo varysime su laivu ir norėsime pasižiūrėti delfinų. Tai tikiuosi, kad kažkokių delfinų pamatysime ir bus. Žiauriai iš tikrųjų laukiu, nes čia sakė, paskutiniai žmonės, kur buvo, tai matė labai daug delfinų. Tai va, tikiuosi, kad bus gerų kadrų jums irgi pafilmuosiu. Džiaugiuosi, kad kamerą pasiėmiau. Šiaip stengiuosi visur ją nešioti su savimi ir parodyti, kiek galiu. Bet aišku, čia tik tai smėlis ir labai graži jūra, daugiau nieko kažkaip aš negalėjau parodyti. Bet jo, labai faina. Laukiam. Visą laiką matau tokius skaičius. Angelo skaičiukai, ta prasme, kosmosas. Čia geras ženklas. Bet aš dieną bent jau kokius 5 max pamatau tikrai. Tai va, laukiu ir keliausim, bet šiandien labai fainai savo atrodo. Žiauriai gražiai. Visa tokia įdegusi, šitą suknelę užsidėjau, šitą yra iš TikToko, bet to. Labai faina. Čia irgi karoliai iš TikToko, auskariukai irgi iš TikToko. Žodžiu, aš visą galėčiau būti iš TikToko. Bet jo, iš tikrųjų daug žmonių, pažiūrėkite. Čia sėdė, ten belekiek daug stovi. Visur. Receptionas va toksai, tarp smėliuko, bet žinok, čia visur smėlis. tai jungiu kamerą, pasižiūrėkit, koks laikas ir ta prasme, koks vaizdas. Sėdėjau valgyti, šiandieną visko
Šitą buratą, žinokite, kokia skani čia, jūs net neįsivaizduojate. Yeah. Thank you so much. Šitas kokteilis žiauriai skanus. Nu, vaizdas tai nerealu. Į sveikatą. Ir skanaus visiems. Šitą buratą, tai sakau, kažkoks tai kosmosas. Žiauriai skanu. Mane turbūt žiūri, galvoja, ką jinai čia daro. Žinokite, kamera ne dangaus neperneša, ant kiek jisai yra dabar gražus. Kosmosas. Turiu jau lėkti, žodžiu, plaukai, nekreipkite dėmesio, kaip aš čia atrodau, bet upgrade'inau vilą vienai nakčiai, jau rytoj varau namo viską. Tai, žodžiu, galvojau, reikia pasimti ir ant vandens. Tai va, yra vaizdas, pažiūrėkite, koks gražus, dieve, tu mano, ta prasme, aš jau mačiau didelę tokią plačią, ploną žuvį, net nežinau, kaip jinai vadinasi, praplaukė čia, tai pamatysiu tikrai žuvyčių daugiau. Ir kambarys, iš tikrųjų, žinokite, kodėl čia, tuoj pašviesins. Kambarys, žinokite, yra beveik tas pats, tik tai sofa yra va prieki. Sofytė va jau čia yra, baras, viską ir va baseinas, ta prasme, kosmosas, kaip gražu. Ar verta buvo upgrade'inti, tai tikrai žinokite. Bent jau vienai nakčiai išbandyti čia irgi, kodėlgi ne. Čia, žinokite, man netgi labiau patinka. Einam į kambarį. Man čia labiau patinka vien dėl to, kad čia nėra driežų. Ir švariau, nes nėra smėlio, žodžiu, nepareini su smėliu. Bet jo, labai faina. Vonia irgi yra viduje, nelauke, su driežais nesimaudau. Tai va, vonia tokia, labai panaši. Esu žiauriai įdegusi, va čia netgi labiau matosi. Bet viskas, aš lekiu ant vandens motociklų ir padarysime šiandieną drono kadrų. Tai manau, kad ir jums įkelsiu. Čia labiau Instagramui, TikTokui darau tos kadrus, bet jie bus tokie horizonto filmuojami, filmuos horizontų, tai galėsiu įkelti ir į YouTube taipogi, o jau išsikirpsiu TikTokui, Instagramui. Tai va, apsirengiau šitai baltai, nes vis tiek vandeninė kažkaip baltai gražiau atrodai, nes tas vanduo toksai mėlynas, gražus, viskas matosi. Reikia plaukus tik tai dabar išsileisti ir viskas. Ir lėkiu, pasiėmu dviratuką savo ir varau, nes dabar esu biškį toliau nuo pagrindinės salos. Reikia pavažiuoti per tiltą ir iki salos. Tai vat, viskas lėkiu, nes neturiu laiko, kamerą palieku, tai kadrus pamatysite turbūt po šito klipo drono kadrus. Tai smagaus žiūrėjimo. Hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Susivėlus, bet žinokite, dabar jau po drono šiotų dar variau pavalgyti, o dabar varau į masažą.
žodžiu, atsipalaiduosiu pusę valandos ir po to jau lėksiu į savo vandens vilą ir praleisiu jau dieną ten, jau viskas, nebenoriu nieko veikti. Tikiuosi, kad mane girdit, nes vėjas belė kaip pučia, bet va, mano masažas čia bus. Tai vat, 30 minučių atsipalaiduosim. Thank you. Susitinkam vakare. Na, koks tas ir vakaras čia, žinokite, taip greitai tas laikas eina, atrodo kažką nuveikiu ir ateina vakaras, net nespėjau, nors iš tikrųjų nieko nedariau, nuvariau tą masažą, tai oh my god, žinokite, taip gera buvo, taip toks kaifas, grynas, o dieve, nugarą taip gerai išmasažavo, ir žinokite, aš ten vos neužmigau, nieko nefilmavau, aišku, bet labai fainai, kai atsiguli ir veidą įdedi į tą skylutę, tai žodžiu, ten vanduo, tai žuvyčių belė kiek mačiau, žodžiu, kol darė man masažą, labai toksai fainas vaibas buvo. O grįžau po to ir viskas, maudžiaus, deginaus, nors daug nesideginau, čia pavėsį labiau sėdėjau ir telefonės čilinau, nes, per karštą. Tikrai yra labai karšta, čia man net ant saulės, aš net negaliu būti. Esu žiauriai degusi, bet aš net nesideginu, atsiguliau ten 5 minutėm ir viskas. Ir dažniausiai pavėsį sėdėjau visas atostogas, šiandien jau yra paskutinė naktis, baigėsi, 5 naktis, labai greitai praėjo, bet jau noriu namo, jau viskas, dabar jau viskas užtenka visko. Visą salą apvažiavau, viską pamačiau, ką norėjau padariau, tai dabar beliko tik tai varyti namo ir grįžti į realybę, labai vaikų pasiilgų taipogi, tai kalbėjau su jais per FaceTime čia nais vakarą ar užvakar, man atrodo, jo, kažkurią dieną. Tai jo, žiūri pasiilgų vaikų, tai šakis. Ir šiandien varysiu, užsibukinau restoraną, Umi, man atrodo, vadinasi, tenais yra sušiai, žodžiu, toksai kitoks maistas, tai toks labiau poš vaibas bus, nes ant jūros bus, tai labai faina, tai lėksiu tenais, pačilinsiu, pavalgysiu paskutinę vakarienę, pasimėgusiu saulę, nes saulė leidžiasi, tai bus tenais, turėtų būti labai gražu, kur eisiu, tai pavalgysim skaniai, šiandien jau nemanau, kad kažką gersiu, vakar dar išgėriau su mama per FaceTime, gėrėm kartu, žodžiu, fainai buvo. Tai o žiūriu, jau kameroje nebėra vietos, tai reikia ištrinti failus, bet susimatysime restorane. Variau į restoraną, dar žmonių nėra. Na va, kaip faina, užsakys, atneš man kokteilį. Dar žmonių nėra, yra tik tai viena grupelė, bet va, pažiūrėkite, mano vaizdas. Kaip gražu. O ten sala yra, kur pirmą kartą buvo apsistojus, o dabar esu tenais, kitoj pusėje. Žiauriai, nerealu. Kai saulėtė nusileis labiau, tada bus dar gražiau. Dabar labai spėgina. Dabar labai spėgina į akytas. Ir dar toksai vėjukas yra, bet faina. Čia yra sushi. So this is for the food? Yeah. Thank you. In your package you may choose 3 courses per person. Okay. One starter, one main and one dessert. And starters include the first 2 pages. So starter section, maki roll section. Okay. And then the nigiri, sashimi are all part of the starters. Okay, so till here it's all starters. Yeah. So sashimis are 5 pieces, nigiri is 4 pieces. Okay. Maki rolls are 6 pieces. Okay, and the mains? Yeah. And after that is the mains. Okay, that's mains, dessert. Okay, perfect. Thank you so much. Atnešė meniu. Tai turime starterius. Iš tikrųjų labai daug yra. Vėjas tik tai fučia. Žodžiu, užsisakysiu ir parodysiu.
atnešė man special kokteilį. Pažiūrėkite, koks fainas. Paragaujam, aš sakiau, man patinka saldus kokteiliai. Tai jisai man čia padarė kažką tai. Skanu. Kažkas su braškiam. Labai daug braškių jaučiu. Bet labai skanu. Galvoju, kokteilių negersiu, bet va, atnešiu. Skanus tikrai kokteilis, labai laukiu. Užsisakiau, žinokite, tokių patikalų, kur dažniausiai nevalgau. Tai galvoju, išbandysiu, tikiuosi, kad bus skanu. Čia truputėlį man parekomendavo. Tai pasiėmiau sušių ir pasiėmiau noodlesus taipogi su teriyaki vištiena, man atrodo, taip vadinasi. Tai vat, koks gražus vaizdas, kaip saulė šviečia. Bet užsidėjau akinius, nes mano prisegami plaukai. Pučia vėjas ir žodžiu matosi. Tai akinukus taip užsidedu, kad laikytų. Bet žiauriai faina. Realiai, žinokite. Labai gražu čia nais. Ir čia iš tikrųjų yra vėsiau, ant vandens čia yra vėsiau negu ten, kur tas restoranas yra. Tai ten truputėlį dušnoka. Sėdėti, atrodo, sėdi šlapia yra. Dabar šiandieną tai užsidėjus tokią maikutę. Tai plaukai nesiliečia prie mano nugaros, tai ne taip šlapia, biškai geriau. Nu ir čia dar vėjas toksai faina. Labai faina vėrytė. Tikrai šitą viešbutį, žinokite, labai rekomenduoju. Tai prasme visą tą salą šitą. Jinai tikrai nėra maža, bet čia yra žiauriai gražu, tylu ir daug žmonių nėra. Pamatai visus žmonės tik tai restoranuose. O taip tai dienos metu, aš nežinau, jie savo vilose sėdi, deginasi, tai yra labai ramu, gali tikrai gražių kadrų pasidaryti, nes atrodo, kad žmonių nėra, atrodo, kad aš čia viena. Tai jo, labai faina. Ir čia yra gan nauja vieta, man čia vietiniai sakė, kad čia yra tik tai 1,5 metai. Tai labai nauja vieta. Aš iš viso pradėjau tiek raukytis nuo tos saulės, tai raukšlių pas mane tai milijonas, ypač va čia vidury dabar matosi pelekai. Nu va, saulytė kovojasi už debesies, bet debesukas to praeis. Geriau mane matysi dabar. Plaukai mano patys visi garbanuojasi. Bet gražu man. Patinka prisisekti plaukus, gražiai atrodo. Tai vat, tokia va mano kelionė. Labai patiko. Tikrai rekomenduoju šitą viešbutį, jeigu patinka ramybė. Tikrai faina. 10 iš 10 duodu. O tokį balą retai kada duodu šiaip tai. Bet čia super. Yra tvarus su vaikais, aišku, bet sakyčiau, aš galbūt tokią vietą vaikų nesiveščiau. Nebent jeigu jie būtų vyresni, nes mano vaikam nelabai patiktų čia. Nebent tam mažiukė baseine jie sėdėtų. Jiem labiau patinka, kur yra visokie slides, ten akvaparkai ir taip toliau. Tai va. Bet tikrai čia yra nemažai, žinokite, atvažiavę ir su vaiku. Tai yra ką ir su jais turbūt čia veikti, bet nemačiau, kad kažkas būtų labai daug tarp to kids klubo. Kažkaip nėra, kad ten labai daug vaikų palikę būtų tėvai. Tada, kai važiavau vieną dieną, tai buvo tų vaikų, bet ne taip daug. Nu va, beveik aš viena likau restorane. Atkeliavo mano maistas, kaip skaniai atrodo, pažiūrėkite. Žiauriai gerai, o vaizdas tai dar geresnis. Ragausim local tuna. Tikiuosi, kad bus skanu. Šiaip bijau valgyti, nes žodžiu, skanaus. Skanu. Žiauriai skanu. Nerealiai. Nesu dar tokios geros tunos valgius. Čia kosmosas žiauriai skanu. Kažkas nerealaus. Ragaujam baubonus. Man baubonai tai žiauriai patinka. Čia vienas iš mano skaniausių galbūt tokių starterių.
Geriausias pasirinkimas. Žiauriai džiaugiuosi šitais starteriais, žiauriai skanu. Nerealiai, bet jungiaus lauk, nes žmonės ateina ir čia žinokite, man jau sakė, kad šiandien kai kuriems žmonėms nepatinka, kai filmuoja, tai nes čia susirenka, žinot, visokiausių. Rytas susitinkame, be 10:06 atvažiuos manęs pasimti už 25 minučių. Atsikėliau 5, nusiprausau, greitai apsirengiau, viskas, važiuosime. Namo, baigėsi atostogos. Lagaminas sukrautas, paliko tik tai uždaryti, viskas sukrauta. Apsižiūrėjau, dar nieko nepalikau, tai ne. Žodžiu, laukiu jau namučių. Lemba, čia šalta, labai kondiškiai jungta dabar yra. Labai laukiu jau namučių, esu visai ištinusi šiandien ryto. Ir tais aš labai ištinus, tai ypač kai aš atostogauju, pas mane veidas ir lūpos atrodo taip ištinsta. Tokios masinės pasidaro, kad wow. Nes, nuo karščio. Ir dar aišku, kai atostogaujant, tai žymiai daugiau, man atrodo, skysčių prigeri. O nuo skysčių tai ir veidas tinsta. Bet jo, labai fainos atostogos buvo. Tikiuosi, kad jums patiko šitas vlogas. Nežinau, aš net nežiūrėjau, kokius kadrus nufilmavau. Bet tikiuosi, kad nufilmavau pakankamai. Ir kad jums buvo tikrai įdomu žiūrėti šitą vlogą. Turbūt pirmas mano vlogas, kurį aš filmavau kiekvieną dieną. Tai tikiuosi, kad buvo smagu jums žiūrėti. Jeigu patiko, būtinai paspausite laiką, būtinai prenumeruokite šitą kanalą. Ir susitiksime kitame mano video filmuke. Ciao. With you and I, the future is bright.